Senasis žilagalvis Vilnius. Kiek jame namų ir kas slepiasi už kiekvieno jų? Panagrinėsime šią problemą iš arčiau su filmavimo kamera. Prašom, žurnalistas, ateikit paskui mane, nufotografuosite visą. Aš negaliu, žinokit, aš negaliu niekad valyti šitą. Ir kreipiausi ir laiškus rašiau seniūniją, namų valdybą, į namų ūkį su visais, kiek aš galiu. Kooperatyvo pirmininkų rašėm, labą dieną. Labą dieną, kaimynas. Nu, vat vėl, žiūrėkite, vėl prišlapinta. Va, prišlapina, šlapia kojom viską. A jūs iš tabuo, ne? Labą dieną. Labai neįmanoma gyventi. Visas namas piktas, labai kažkas šlapinas. Atsiprašau, nu, bet kas gali būti, ar čia šūnė prisisiota, ar kas? Šūnė, jūs nerečiau. Štai tokį šūnį turi. Jis praeina, žinokit, siekiau visą laiką žiūrėti. Gerbiamas kaimynas, čia ne šūnio, jūs va pauostykit šitą sisalą, čia žmogaus yra, fu. Man atrodo, nu, kaip tada žmogaus, kokie čia žmonės tada gyvena? Čia žvėris yra, čia šūnio blogiau negu šūnis. Šio namo laiptinėje emocijos po truputį ėmė kaisti. Pasirodo, kad kaimynai nėra tokie jau geri draugai. Ir kartais jų akise sužvilga pavydo ir pykčio kibirkštėlės. Va, žiūrėkite, pas manęs yra, dabar aš susirašiau. Va, parodykit viską. 09.16 prisisiota, va čia. Nu, tai rugpjūčio 18 irgi buvo prisisiota. 09.20 vėl prisisiota ir aš viską užsirašau. Nu, bet kas žmonės kaip per žvėris, kaip pinigų duot kam nors, tai nieks neduoda. Niekada, va, durį statėm, nieks nedavė. A, man atrodo, kad jūs pats neprisidėjot, nei kapeikos nedavėt, klausykit ant durų. Bet tai už ką mes tada taip išeina, aš skaitau, už ką mes mokame, viską reikam. Ką mums valytoje tada? Klausykit, aš biskį. Bet ar tikrai, nu tai reikia spręsti kažkaip, jūs per televizorių šitą paaiškinkite, kad žmonės, nu kad taip negalima, nu kas tai bus, kad taip laiptinėse visos. Aš turiu eiti, man biskį. Man reikia išeiti. Man reikia eiti. Aš atsiprašau, nefilmuokit, nefotografuok šitą. Nereikia. Tai kur jūs einat, kaimynas? Tai ačiū žurnalistai, kad atvažiavote. Šitą vis tiek, žinote, laiptinėse vis tiek tą šlapumo problemą reikia išspręsti, aš taip skaitau, ar ne? Vis tiek. Tai ačiū, iki malonaus. O tik bėdos prisidariau, bet nerodykit, būtent geri iškirtit šitą, jeigu galite. Nu tai sudėta, tai iki malonaus. Šio siužeto moralas būtų toks. Ne viskas yra limonadas, kad šlapimu žvilga, ir ne kiekvienas šlapimas yra limonadas. Kuo daugiau gersi, tuo daugiau myši. Kuo daugiau myši, myšt mažiau reikės.